Ačiū. Čia tos skolos yra tos skolos į dvi dalis išdalinkime. Viena, kur ES mums davė pinigus, bet jeigu mes į ES neįstojome, tai tokiu atveju mes skolų ir neturime. Čia taip pat kaip jeigu mes į Tarybų sąjungą neįstojome, o Lietuva neįstojo 40 metais į Tarybų sąjungą. Neįstojo. Ir tokiu atveju, kai Lietuva pasakė, kad jinai atkuria savo nepriklausomybę, Lietuva Tarybų sąjungai nieko grąžinti neturėjo. Tai šitoj vietoj vienas aspektas, kad tai, ką ES sudėjo į Lietuvą, žinodami, kad mes teisėtai neįstojame, tai čia ES bėda, skolų mes šitų neturim, o ką pasiskolinom pagal oficialią tvarkingą tvarką, mes niekur nedingsim, turėsim grąžinti. O kaip grąžinti? Milijardą, 1000 milijonų. Mes per metus Ukrainai padovanojom, per antrus metus dar 1000 milijonų, 2 milijardą padovanojom. Mes už elektrą ir dujas 1000 milijardų permokėjom, tai jau iš karto jums 3 milijardai. 3 milijardai, kai Lietuvos biudžetas surenkamas 15 milijardų. Va dabar 24 metam truputį didesnė jau, kad ten 17 ar kiek milijardų bus suplanuotas. Kai kainos pakilo, tai tada PVM tas mokestis, plėšikiškas mokestis irgi padidėjo, tai tada ir pinigų masė augina pinigų masę. Mes privalėsim grąžinti, o grąžinimo sąlygos, tai paskui deramės ir žiūrim, už kiek galim pasiskolinti ir žiūrim, kaip toliau, ar toliau lendam į skolas, ar toliau nebegyvenam savo anūkų sąskaitą. Aš už tai, kad kiekvienas turi gyventi tik tai pagal save. Negalima į priekį. Man vaikų gaila ir anūkų gaila.